Labas Čikitas, kad mūsų lapkričio mėnesis nebūtų toks niūrus ir apsiniaukęs, sugalvojau padaryti 15 dienų iššūkį, kuriame dalinsiuosi 15 skirtingų treniruočių, kurios bus fokusuotos į visą kūną, į apatinę, į viršutinę kūno dalį, į presą. Trukmė nuo 20 iki 30 minučių, pasistengsiu, kad nebūtų ilgesnės. Ir esmė, kad ne tik sustiprėsim fiziškai, bet ir tikiuosi atrasim tą santykį su savo kūnu, judėjimu ir pastovumu. Tai labai kviečiu prisijungti ir šiandieną mes turėsime pirmąją savo treniruotę, ji bus skirta visam kūnui, full body ir mūsų įranga tai bus 2 svareliai, jeigu turite svarelius ant kulkšnių, irgi galite panaudoti. Tai aš naudoju 2 kg, pilnai užtenka ir po 1 kg, jeigu apskritai neturite svarelių, galite naudoti vandens buteliukus, žodžiu, kad turėtumėte ką pakelti ir kiek pavyksta pakelti. Tai mažiau kalbų, daugiau darbų, keliaujam prie apšilimo, atsistojam 4 ir pakvepuosim cat cow, tai yra stipriai įkvepiam ir išrečiam savo nugarą, ištepam. Iškvepiam, nugarą išrečiam. Labai gerai. Dar padarom tokius kelis. Labai gerai. Išrečiam ir paskutinis. Ištempiam. Ir išrečiam. Kylam į žemyn žiūrintį šunį. Pratempsim savo kojeles, taip lyg spaustumėm pedalą labai stipriai, kad pratraškintumėm visus kaulus ir pasiruoštumėm darbui. Labai gerai. Jeigu pavyksta, pridedam kulnus prie kilimėlio, keliam savo dešinę koją į dešinę kilimėlio pusę, pavažiuojam štai taip. Su dešinė ranka galime dar stipriai paspausti dešinį kelieną, kad dar labiau atsivertų. Labai gerai. Iškeliam dešinę ranką į lubas, įkvepiam, iškvepiam, leidžiam ją atgal, grąžinam ranką, grįžtam į žemyn žiūrintį šunį, tą patį pakartojam su kaire. Pavažiuojam pirmyn atgal. Su kaire ranka galime dar pratempti savo kojas. Keliam kairę ranką į lubas. Leidžiam už nugaros iškvepiant. Grąžinam į lubas. Grąžinam į žemyn žiūrintį šunį. Paspaudom pedalus. Priliečiam kulnus prie kilimėlio ir ramiai nusileidžiam ant kelienų. Taip, tai pirmoji mūsų serija bus skirta mūsų presui. Pasiruoškim, pasidėkim svarelius šalia. Labai gerai. Šitoj pozicijai labai svarbu nugara, kad ji būtų prispausta ir kai kilsim į atslenkimą, labai svarbu, kad apatinė nugaros dalis nepakiltų. Kylam iš krūtinės. Pakeliam kairę koją į tabletop, dešinę kairę koją. Keliam svarelius į viršų, vertikaliai ir pradėsim ramiai. Kylam į atsilenkimą ir nusileidžiam. Labai gerai. Kylam. Ir nusileidžiam. Svareliai čia mums padeda pakilti. Vėlgi, kaip ir minėjau, labai svarbu stebėti savo apatinę nugaros dalį, kad ji neatkiltų nuo kilimėlio ir nesiriestų. Dar labai svarbu, kad presas visada būtų įtemptas, neišpūstas, o įtemptas. Kad iš tikrųjų būtumėm tikros, kad dirba presas. Labai gerai. Dar padarom tokius 2 ir
pridėsim. Iškart prisipažinsiu, kad man iššūkis buvo kurti šitas treniruotės, nes jos turi būti trumpesnės. Aš mėgstu ilgesnės, po 40-50 minučių. Tai žiūrėsim. Gerai. Kai pakylam į atsilinkimą, leidžiamės ir kartu leidžiam kairę koją iš tabletop ant kilimėlio pirštų galais. Pakeliam ir kylam į atsilinkimą. Taigi leidžiamės, leidžiasi mūsų kairė, pakyla į tabletop ir grįžta. Leidžiamės, dabar jau leisim dešinę koją ir pakylam. Ir taip keičiam kojas. Kairė pirštų galais, atsilinkimas ir dešinė. Labai gerai. Šaunuolės. Dar padarom 6. Kai kylam į atsilinkimą, keliam krūtinę. Labai gerai. Dar 3. 2. 1. Dabar jau kai leisimės, leisim jau abi kojas iš tabletop link kilimėlio ant pirštų galų ir pakilsim. Leidžiam abi, nepamirštam presą įtempti ir kylam. Kuo toliau dėsit pirštų galus, tuo bus sunkiau. Tai pasižiūrėkit. Tik labai svarbu, vėlgi apatinė nugaros dalis, kad nesiriestų. Kiekvienos mūsų diapazonas yra skirtingas, tai stebėkit save. Labai gerai. Dar 3. 2. 1. Pakylam į atsilenkimą. Dabar tiesime dešinę koją virš kilimėlio su rankomis. Pritrauksime prie pečių, darysime lenkimą, ištiesime, grąžinsime ir atsigulsime. Ta patį kartosim su kairė koja. Pakylam, tiesiam su rankomis prie peties, grąžinam ir nusileidžiam. Kartojam. Presas įtemptas, neišpūstas. Labai gerai. Jeigu pavyksta, jau galim daryti tokį flow iš karto. Tiesiam koją, lenkiam rankas ir grįžtam. Labai gerai. Tiesiasi kairė koja. Gulamės. Tiesiasi dešinė. Rankas pritraukiam prie pečių ir nusileidžiam. Labai gerai. Dar padarom 5 ir jau liksim viršuje. Labai gerai. Dar 2. Presas įtemptas. Neišpūskit. Labai gerai. Dabar liksim viršuje, atsilenkime ir tiesim jau abi kojas. Taigi, tiesim ir sulenkiam atgal į tabletop. Nebenusileisim. Nėr čia ko. Labai gerai. Laikykitės. Vėlgi, kojas leidžiat tiek žemai, tiek aukštai, kiek leidžia jūsų nugara. Presas įtemptas. Laikykitės. Dar 5. 4. Labai gerai. 3. 2. 1. Nenusileidžiam. Kojas grįžta tabletop. Svareliai horizontaliai, lyg apglėbia kelius
ir pulsuojam. Keliam krūtinę dar aukščiau. Rankos ištiestos. Labai gerai. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Nuleidžiam. Labai gerai. Presas tikrai pasijautė. Šiek tiek atsikvėpkit, atsigerkit ir keliausim toliau. Antroji mūsų serija. Mums reikės tik tai vieno svarelio, tai kitą galim pasidėti į šoną. Pozicija bus 4. Tai reiškia, kad kojos yra klubų plotyje, rankos yra pečių plotyje, svarelis po kaire ranka. Stebime, kad dešinės petys, ne dešinės, kairys petys sueitų tiesia linija su riešu, lygiai taip pat ir dešinė. Nugara tiesi, presas įtemptas, kaip visada. Ištiesim savo dešinę koją ir pradėsim labai paprastai. Keliam ir nuleidžiam. Keliam ir nuleidžiam. Labai svarbu, kad žvilgsnis nebūtų kažkur į galą. Stenkitės žiūrėti arba į kilimėlio priekį, arba šiek tiek toliau. Labai gerai. Ir keliam koją ne iš inercijos, nespiriam, o labai sąmoningai pajaučiam. Labai gerai. Pridėsim. Kai pakeliam koją, kartu traukiame kairę ranką prie liemens ir nuleidžiam. Kartuojam. Pakyla koja, pritraukiam ir nuleidžiam. Galim, jeigu pavyksta, iš karto daryti šitą veiksmą, tai kyla koja, kyla ranka. Kyla koja, kyla ranka. Kyla koja. Labai gerai. Čia galim pasitikrinti ir savo pusiausvyrą. Stengiamės nevinguriuoti į šonus. Labai gerai. Pridėsim dar ir tricepsui. Taigi pritraukiam ranką prie liemens. Tiesiam atgal tricepsui. Grąžinam ir nuleidžiam. Kartą. Tricepsui. Ir nuleidžiam. Labai gerai. Pritraukiam tricepsui ir nuleidžiam. Dar padarom tokius 3. Ir liksime tik prie darbo ranka. Dešinė koja bus ištiesta visą laiką. Paskutinis. Ir pakylam, koja nebenusileidžia ir dirbam tik su ranka. Pritraukiam prie liemens ir tricepsui. Prie liemens ir tricepsui. Labai gerai. Laikykitės. Kiekvienas judesys atskiras ir koncentruotas. Dar 3, 2, 1. Ištiesiam tricepsui ir pulsuojam. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Padedam, kojos nenuleidžiam. Keliaujam tiesiai prie atsispaudimo, būtent tricepsui. Taigi leidžiamės į atsispaudimą, alkūnės kiek įmanoma arčiau liemens. Grįžtam, statom dešinę koją, ištiesiam kairę, atsiduriam lentoje ir keliam klubus į viršų, transformuojamės į delfiną. Delfine visada kulnai yra pakelti. Grįžtam, nuleidžiam kairį kelėną, pakeliam dešinę koją ir kartojam. Atsispaudimas, pristatom, lenta ir delfinas. Labai gerai. Kelėnas, keliam dešinę koją, atsispaudimas, pristatom, lenta ir delfinas. Dar turim tokius 3.
pridėsim. Ne šiaip sau čia tas svarelis po mūsų kairė ranka. Labai gerai. Paskutinis. Delfinas. Dabar, kai padarom atsispaudimą tricepsui, pristatom dešinę koją, pristatom kairę, esam lentoje. Ir dabar, kai kilsim į delfiną, imsim su kairė ranka svarelį ir bandysim pasiekti dešinį kulkšnį, grįšim ir kartosim visą kombą. Važiuojam tricepsui, stojamės į lentą, imam svarelį, siunčiam prie dešinės kulkšnės ir grįžtam. Kartą. Labai gerai. Priliečiam ir vėl kartuojam. Jeigu yra sunku su svareliu, meskit lauk tą svarelį į šoną ir darykit be svorio. Irgi tikrai bus efektyvu. Dar padarom tokius 3 be šito. Labai gerai. Prie kulkšnės ir grįžtam į atsispaudimą. Labai gerai. Paskutinis. Ir dabar liksim tik prie kulkšnės palietimo. Stojamės į lentą ir paliečiam kulkšnį ir lentą ramiai. Paliečiam ir lentą. Labai gerai. Dar 4. 3. 2. Nenusileisim. 1. Nuleidžiam tik tai kairį kelėną. Dešinė koja kyla ir liekam tik prie atsispaudimų. Padarom 8. Labai gerai. Alkūnės kiek įmanoma arčiau liemens, kad tikrai fokusuotumėmės į tricepsą. Dar 2. 1. Nusileidžiam pusiau ir užbaigsim pulsavimą. Nusileidžiam ir pulsuojam. Koja dešinė ištempta. 5, 4, 3, 2 ir 1. Liuks. Šaunuolės. Labai gerai. Keliausim iš karto ir prie kitos rankos. Jeigu reikia poilsio, sustabdykit, pailsėkit, atsigerkit ir tęskit darbą. Jeigu nereikia pailsėti, važiuojam. Vėlgi mūsų pozicija 4. Kojos pečių, klubų plotyje, rankos pečių plotyje. Pasižiūrim, kad būtų tiesi linija. Dabar svarelis jau bus po dešinę ranką. Ištiesim kairę koją. Ir važiuosim. Kylam. Nuleidžiam. Labai gerai. Kylam. Ir nuleidžiam. Presas įtemptas. Nugara tiesi. Kojas nespiriam, o keliam. Sąmoningai, įjungiant visus reikalingus raumenis. Dar 2. Ir pridėsim rankos pritraukimą prie liemens. Važiuojam, kyla koja, pritraukiam ir nuleidžiam. Kyla, pritraukiam ranką ir nuleidžiam. Aš iš karto atsiprašau. Gali būti, kad koją pavadinsiu ranka, kelienus kulnais. Bet jau tai būna. Labai gerai. Dar 3. Nepamirštam, kad galim, jeigu pavyksta, kartu kyla koja, kyla ranka. Jeigu pavyksta išsilaikyti. Ir nieko keisto, jeigu su viena pusė buvo
lengviau, o su kita yra sunkiau. Asmeniškai man su šita yra žymiai sudėtingiau. Gerai, kylam, pridedam tricepsui, grąžinam ir nuleidžiam. Kartuojam. Tricepsui ir nuleidžiam. Bet labai pajauskit tą ištiesimą tricepsui, kad tikrai vyktų veiksmas. Labai gerai. Šaunuolės. Dar 4. Ir liksim tik prie darbo rankomis. Dar 2. Presas įtemptas. 1. Nu ir ką? Dabar pakelsim jau tą savo kairę koją ir nebenuleisim. Kairė koja pakyla ir dirbam su ranka. Prie liemens ir tricepsui. Labai sąmoningai. Vėlgi rankos nemetam, o lenkiam. Liuks. 4. 3. 2. 1. Laikom ir pulsuojam. Pulsuojam tricepsą. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Padedam svarelį ant kilimėlio. Atsimenam. Tupiamės lenkiamės į atsispaudimą. Tiesiam kairę koją ant kilimėlio. Dešinę. Atsiduriam lentoj. Ir kylam į delfiną. Delfine kelienai, aš sakiau, kulnai yra pakelti. Grįžtam, nuleidžiam, keliam kairę koją, vėl atsispaudimas, pridedam, lenta ir delfinas. Labai gerai. Kartuojam. Ramiai, niekur neskubant, pajauskim. Liuks. Labai gerai. Dar padarom tokius 4 ir pridėsim darbo dešiniai rankai. Dar 2. Labai gerai. Delfinas. Taip. Paskutinis. Delfinas. Na ir dabar jau, kai jau būsim iš lentos, keliausim į delfiną, kartu keliausim ir mūsų dešinė ranka prie kairės kulkšnies. Grįšim ir kartuojam. Labai gerai. Lenta prie kulkšnies ir grįžtam. Prie kulkšnies ir grįžtam. Dar padarom tokius be šito 3 ir liksim tik prie kulkšnies. Labai gerai. Dar 2. Paskutinis. Nu ir ką, atsispaudimas, kylam į lentą ir dirbsime tik su kulkšnies palietimu. Lenta ir paliečiam kulkšnį. Kartuojam. Labai gerai. Laikykitės, jau tuoj pabaiga. Man irgi sunku, nes labai slysta. Dar 3. 2. 1. Leidžiam kelieną, keliam kairę koją ir darom atsispaudimus, kaip ir kitoj pusėj, 8. Važiuojam. Labai gerai.
Rankūnės prie liemens. 4, 3, 2, 1. Nenusileidžiam. Leidžiamės pusiau ir pulsuojam. Pulsuojam. Labai gerai. 5, 4, 3, 2 ir 1. Atsiprašau. Mano pilvas visada kalba. Merginos, kurios jau su manim sportuoja pastoviai, tai žino. Liuks, užbaigiam antrą seriją. Liko trečioji paskutinė. Ir pirma diena bus ten. Užbaigsim stovinčią seriją. Daug nekankinsiu, nes jau ir taip per ilgai, kaip matau, treniruotę darau. Aš pasitaisysiu. Gerai, tai pagrindinė mūsų koja yra kairė. Dešinė bus šalia ant pirštų galų. Svareliai nuleisti į apačią ir tupiamės į 90 laipsnių įtupstą. Svareliai ant pečių. Stojamės ir keliam dešinį kelieną prieš save. Kartuojam. Įtupstas ir keliam kelieną. Įtupstas ir keliam. Labai gerai. Koncentruotai. Niekur neskubam. Dar 2. Ir pridėsim. Pasisekė, nes šita serija turėjo būti žymiai ilgesnė. Gerai. Įtupstas. Pakeliam kelieną. Keliaujam į įstrižinį įtupstą. Svarelį prie pečių. Ir atsistojam. Toks bus kombo. 90 laipsnių įtupstas. Kylam. Įstrižinis. Ir atsistojam. Kartojam. 90. Pakyla kelienas. Įstrižinis. Ir grįžtam. Dar 3 tokie. Ir liksim prie pulsavimo. Pačio mėgstamiausio. Paskutinis. Labai gerai. Dabar jau nusileisim į įtupstą ir iš karto į įstrižinį. Ir nebepakilsim. Važiuojam. 90. Įstrižinis. 90. Įstrižinis. 90. Įstrižinis. Dar 3. Labai gerai. 2. Liekam 90 laipsnių. Įtupstą. Ir pulsuojam. Svareliai ant pečių. Giliai. 5. 4. 3. 2. Ir 1. Labai gerai. Užbaigiam ir keliaujam į dieną. Tai pagrindinė koja bus dešinė, kairė bus šalia ir tupiamės į įtupstą ir keliam kairį kelieną. Ramiai. Niekur neskubam. Nors laikas spaudžia, bet kaip pirmai treniruotei, gal labai nepyksit. Gerai. Pridėsim dabar ir įstrižinį. Ir atsistojam. 90. Tiesiam. Tupiamės į įstrižinį. Ir atsistojam. Kartojam. Įstrižinis. Ir atsistojam. Labai gerai. Dar 2. Įstrižinis. Nepamirštam ir svarelių. Paskutinis. Ir dabar įtupstas ir įstrižinis. Ir įtupstą pulsuosim. Gerai, važiuojam. Įtupstas ir įstrižinis.
ir įstrižinis. Labai gerai. Dar 3, 2, 1. Liekam 90 laipsnių ir pulsuojam. Laikykitės. 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Viskas. Super. Stojamės į kilimėlio galą. Padarysim keletą įkvėpimų. Giliai įkvepiam, kad atgautumėm kvapą. Ir iškvepiam. Dar kartelį. Labai gerai. Paskutinį. Ir jau leisimės su smakru į apačią. Keliaujam į žemyn žiūrintį šunį. Labai gerai. Spaudom pedalus. Ištempiam. Pajauskit, koks skirtumas, kai pradžioj darėm šitą pratimą ir kaip kojos jaučiasi dabar. Kaip diena ir naktis. Gerai. Kulnus dedam ant kilimėlio. Keliam dešinę koją į dešinį kilimėlio kampą. Pavažiuojam. Labai gerai. Ir jeigu pavyksta, nusileidžiam ant alkūnių. Labai geras, labai gilus tempimas. Ir pabūnam. Jeigu taip yra sunku, galit nuleisti kairę koją. Jeigu pavyksta, laikykit ištiestą. Super. Atsargiai grįžtam į žemyn žiūrintį šunį. tą patį pakartojam. Ir su kairė koja. Man kojos dreba. Nežinau kaip jums. Labai gerai. Leidžiamės ant alkūnų. Ir pamūnam. Galim dabar ir iš šono patempti, kad dar daugiau atsidarytų. Stojam. Grįžtam į paskutinį savo žemyn žiūrintį šunį. Kulnai prie kilimėlio. Rankas tiesiam. Nugarą tiesiam. Ir leidžiamės ant kelienų į patogią sėdimo poziciją. Ir užbaigsim kartu bendrų įkvėpimų iškvėpimu. Gerai, įkvepiam. Stipriai, 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 stipriai. Uždarom. Ir iškvepiam. Tai va tokia buvo mūsų ta pirmoji diena. Tikrai treniruotė gavosi ilgesnė turbūt negu 30 minučių. Bet aš pasitaisysiu. Tai labai lauksiu jūsų komentarų, kas patiko, kas nepatiko. Tikrai reiškit savo mintis. Ačiū, kad jungiatės, ačiū, kad sportuojat. Padėkokit savo, padėkokit savo kūnui, už tai, kad jis gali judėti, už tai, kad jis gali sportuoti. Tai yra neįkainojama. Gražios dienos, vakaro, nežinau, kada prisijungėt ir pasimatysim rytoj. Čiau. Ate.